Sveiki matematikai, šiandien nersime į paslaptingą ir racionalių lygčių pasaulį. Čia nežinomieji mėgsta slėptis po šaknies ženklų, bet mes juos surasime. Bet kokia lygtis, kurioje nežinomasis yra po šaknies ženklų, yra irracionali. Irracionaliosios lygtis gali atrodyti bauginančiai, tačiau išmokę tinkamus metodus, jas veiksime be vargo. Panagrinėkime kėlimo laipsnių metodą. Turime tokią irracionalią lygtį. Pakėlę abi lygybės pusės kvadratu, galime nesunkiai sužinoti lygties sprendimą. Tai yra dažniausiai naudojamas irracionaliųjų lygčių sprendimo būdas. Svarbu atsiminti, kad keliant abi lygties pusės lyginių laipsnių galime gauti pašalintų sprendinių, todėl būtinas sprendinių tikrinimas. Kėlimo laipsnių pasirinkimas priklauso nuo šaknies indekso. Jei turime kvadratinę šaknį, keliame abi pusės kvadratų, jei kubinę kubų ir taip toliau. Kitas irracionaliųjų lygčių sprendimo metodas yra keitinio įvedimas. Keitinio įvedimas yra naudingas, kai irracionalioji lygtis yra sudėtingesnė. Tinkamas keitinys gali padėti supaprastinti lygtį ir gauti kvadratinę arba kitą mums pažįstamą lygtį. Svarbu nepamiršti grįžti prie pradinio kintamojo ir patikrinti sprendinius. Pažiūrėkime, kaip tai atrodo praktikoje. Šiai lygčiai įvedam keitinį t. Tegu t yra šaknis iš x minus 1 ir tada t kvadratu yra x minus 1. Iš to išplaukia, kad x yra lygu t kvadratu plus 1. Įstatome keitinį į pradinę lygtį, ją sutvarkome ir sprendžiame šią lygtį naudodami kvadratinės lygties sprendimo formulę. Gauname du galimus sprendinius t. Dabar patikriname, ar šie sprendiniai tenkina mūsų reiškinį. Grįžtame prie pradinės t reikšmės, kai t yra lygu šaknis iš x minus 1 ir prilyginam tai sprendiniui t1. Kaip darėme anksčiau, pakeliam abi pusės kvadratu ir įsprendžiame šią lygtį. Dabar patikrinam antrą sprendinį. Jis yra netinkamas, todėl kad sudarys neigiamą reikšmę po šaknies ženklu, kas mūsų atveju yra nepriimtina. Beliko patikrinti gautą sprendinį x, įstačius į pradinį lygtį. Su šiuo sprendiniu lygtis yra teisinga. Reiškia, turime teisingą sprendinį. Šiandien išsiaiškiname, kad sprendžiant irracionaliąsias lygtis galime naudoti kėlimą laipsnių arba keitimo įvedimą. Svarbiausia nepamiršti patikrinti sprendinių ir tvirtinti naujai įgytas žinias, sprendžiant praktinius uždavinius, kuriuos galite rasti www.dusija.lt svetainėje. O kitoje pamokoje susipažinsime su rodiklinėmis lygtimis, kuriuose nežinomasis slepiasi laipsnio rodiklyje. Ir išmoksime jas spręsti, pritaikinami pagrindinės rodiklių savybės ir suvedimo į vienodus pagrindus ir keitinio įvedimo metodus. Iki greito!